Labą dieną visiems. Tai šiandien gaminsim vištieną ant griliaus. Bus kuminas, harissa, tahini ir čia kažkokie dar pagardai bus. Nu ir žinoma šoninė. Nu ką, pradėsim nuo... Mums reikia užsimarinuoti vištą. Susipjaustom ją nedideliais gabalėliais. Taip, galite naudoti ir šlaunelių mėsą, kas irgi iš tikrųjų labai neblogai yra. Alyvuogių aliejus, kuminas, pipiras, cinamonas, paprika. Druska ir citrinos sultis. Ir viską pramaišom. Paliekam 10 minučių. Būtinai eisiu dabar su biškis sutvarkysiu, nusiplausiu lentutį, nes čia pjaučiu žalią vištą. Toliau mes darysime padažus, kol marinuojas. Padarysim padažus ir eisim kepti viską į grilių. Padažų ne, o vištą kepsim. Taip, turim harissa padažą. Nu, kas neragavęs, tai labai rekomenduoju, žinokit, rasti, nusipirkti. Nu, aš pirkau Santekse, bet aš manau, kad daugumą parduotuvių jau jis yra. Jis yra tirštas, intensyvaus skonio, citrinų sulčių, saldumai medaus. Proporcijos, nu ragaukit, nes čia tas rūgštumas, saldumas, kiek jums jisai patinka. Aštrumo turi šiek tiek. Tai va, vienas padažas padarytas. Antras padažas bus graikinis jogurtas. Taip, susismulkinam česnaką, dedam į jogurtą. Imam tahini pastą. Taip, dar turime citrinos, šiek tiek citrinos spaudžiam. Alyvuogių aliejaus. Ir viską gerai išmaišom. Padažai padaryti prie griliaus. Višta jau iškepė. Taip, sultinga, skani, o žodžiu šiek tiek cinamono, labai gerai. Nom. Turime nemažus vištos gabaliukus. Pirmą dėsime jogurto. Man kalendra tai yra turbūt vienas skaniausių žolelių. Nu ir žinoma šoninė. Mano patiekalas baigtas, nežinau, seilės kaupėsi, labai noriu paragauti. Padažai tikrai skanus, vištieną ragavo šiek tiek irgi labai skani. Nu šoninė, tai šoninę sugadinti reikia mokėti. Tai ką, skanaus.